Trenerių rungtynės tokie tikri amerikietiški kalneliai, atrodė jau vieną akimirką išsigelbėjot, kitą akimirką vėl Žalgiris sugebėjo taškus pelnyti, tai kas dabar dedasi galvoje po tokių rungtynių? Daug dabar visokių minčių čia, jeigu netgi visas išdėsčiau, tai laiko neužtektų mums pasišnekėti, man atrodo. Bet pačios pagrindinės mintis, kokios buvo rungtynės, kodėl galbūt prireikė tik tai ketvirtojo kėlinio antroje pusėje sužaisti tą geresnę atkarpą, kad persverti rezultatą savo naudai? Gal tas zoninis presingas padėjo, aišku, jeigu tą zoninių presingų būtumėm žaidę, vadinkim, porą kėlinių, manau, nebūtų užtekę jėgų iki galo, o šiaip kliūtė daug dalykų, net kovoti kamuoliai, tie tokie netaiklios baudos, visokie netaiklus metimai. Kiek įtakos rungtynėms turėjo, kad jūsų vienas komandos lyderių Sani buvo išjungtas realiai 3 kėlinius? Tai kaip matėm, tikrai turėjo, pradžiai strigom, po to tik tai 4. kėliny be jo sekėsi žaisti geriau. Bet ne vien jisai, dar keli žaidėjai turėjo sveikatos problemų, tai tokios sunkios varžybos, bet vis tiek parodėm charakterį, gaila pritrūko truputėlį. Treneri, rungtynės tokie tikri amerikietiški kalneliai, kur jau atrodė turbūt, ar ne, viskas gan ramiai, bet rungtynių pabaiga, lyg iš fantastikos srities. Įsivaizduoju, kad nesat patenkintas tuo, kaip viskas ten buvo pasisukę, bet turbūt džiugina tik tai rungtynių pats rezultatas. Tikrai taip, labai šauni pergalė, linkėjimai ir sveikinimai žaidėjams, tikrai išpildė tam tikras situacijas, labai gerai išpildė, tik tai natūralu, kad nesu patenkintas dėl to, kaip žaidėm, atrodo kontroliavom ir galėjom tikrai daug ramiau pabaigti rungtynės, bet taip jau būna gyvenime. Atrodo, komanda labiausiai iš vėžių išmušė tas varžovų spaudimas jūsų pačių aikštės pusėje, ar ne? Ar nebuvot tam pasiruošę, ar dabar skirsit daugiau dėmesio? Ne, kaip tik iš vakaro tam tikriem dalykam vis tiek tu ruošiesi, tu žinai, kas daugiau mažiau gali būti. Tiesiog aš manau, kad buvo priimti blogi sprendimai, galbūt tam tikroje vietoje buvo prastas išsidėstymas ir blogai suvaišėjo kamuolys, kaip sakau, ir to pasipylė klaidos. Natūralu, atrodo, kai spaudimas, jeigu tave spaudžia, tai reikia, atrodo, greičiau ir užbaigti tą ataką, bet svarbiausias čia buvo dalykas pereiti, tai tiesiog nenuskaitėm tam tikrų situacijų. 3 kėlinius pavyko apriboti jų lyderį Sani, kiek jam buvo skirtas dėmesys šitose rungtynėse? Kiekvieną varžovą gerbėm pilną sudėtį, tai ir nebuvo išimtis Sanis, aišku, kažkiek daugiau galbūt galima jam dėmesio skirti, tikrai individualiai labai stiprus žaidėjas ir daug gali pats nuspręsti tam ir sukurti komandos draugam. Tai buvo tikrai galvosūkis nemažas, kaip jį sukontroliuoti, dalį pavyko, bet po to tam tikroje vietoje kažkur pametėm koncentraciją ir susirinko savo taškus. Na ir ta paskutinė jūsų ataka, ar viskas pagal planą, ką ir pabraižėt derinių lentoj? Viskas, žinot, viskas pavyksta, kaip išpildo žaidėjai. Tai idėja buvo ta pati, ką ir matėte aikštelėje, tik tai sveikinimai žaidėjams, idealus išpildymas.